bendra.lt. Gamta, gražu, paukščiukai. Ar jaunimas saugo gamtą? Manyčiau, artėjom prie to vis labiau. Mieliau būt miške kur nors, negu kad sėdėt kaip daugelis mano bendramžių prie kompiuterio. Gamta ramina. O kodėl jūs pasirinkot vienkartinį puodelį? Žinokit, šiaip labai gailiuosi ir prigavot mane tokiam dalyką, kur stengiuosi labai nepropaguoti ir nedaryti taip. Tai jaučiuosi nusidėjęs šitoj vietoj. Nešiotis daugkartinį puodelį būtų kiekvieną dieną labai nepatogu. Tai nuėjusi kavos parduotuvę, aš tiesiog užsisakau kavą ir jį man įpilu į vienkartinį puodelį. Šiaip stengiuosi kuo mažiau propaguoti tą visą vienkartinius indus. Renkuosi tik tai tą, ką įbruka, kaip sakoma, ne? Įbruka. Išsinešti tik tai vienkartiniuose duoda. O girdėjot, kad nelabai gerai gamtai? Nelabai. Žinokit, tokius duoda kol kas, kitų neduoda, o daugkartinį ne visada pasiemi su savim, tai lieka kas lieka. Kame ten ekologiškumas geriant iš popierinių puodelių nelabai suprantu, nes man labai skanu gerti iš porcelianinio puodelio ir jaučiu, kad tai yra gal net ir ekologiška gerti iš porcelianinio puodelio. Tai, kad vieną kartą ar du per metus tu pasinaudosi vienkartiniu indu, tikrai nieko neatsitiks? Nėra kantrybės. Ne visada yra galimybė prisėsti su mažais vaikais. Sakykit, o kodėl vienkartinį puodelį pasirinkot? Nes, manau, tausoti gamtą svarbu šiais laikais, kai stengiamės prisidėti. O kodėl vienkartiniai tausoja gamtą? Nes plastiko juose nėra popierius ir mes jį galime išmesti. Pirkite popierinius. Imkite popierinius, ne plastikinius. Tas popierinis puodukas yra nei kiek negeresnis už plastikinį, jeigu jis yra vienkartinis. Jame yra 5% plastiko. Plastikas yra naudojamas padengti to puoduko vidiniai pusiai, kad popierius nepraleistų kavos ar kito skysčio. Ir štai būtent tas mažas plastiko kiekis ir komplikuoja jo perdirbimą. Celiuliozė, popieriaus masė, kuri nuo temperatūros tiesiog, matote, anglėja, ruduoja, pakinta negrįžtamai, iš jos jau nieko gero nebegausime. O čia aš kaitinu plastikinį vienkartinį puoduką. Temperatūrą turime pasiekti ne mažiau kaip 250 laipsnių. Iš tokio jau galima vėl kažką formuoti. Aš patarčiau rinktis daugkartinius puodukus, nesvarbu, iš ko jie būtų pagaminti. Tai yra ir gamtosaugos požiūriu gerai, ir ekologiška, ir energetiškai irgi yra naudinga. Skaičiuojama, kad vien kavos puodelių per metus galėtų būti suvartojama apie 40 milijonų vienetų. Šita pakuotė priskirtina kompozitiniai pakuotei ir jos perdirbimas Lietuvoje šiandien praktiškai neįmanomas. Čia yra plastikinis puodelis, kuris yra monolyčio plastiko, polipropileno medžiaga. Ir jinai iš principo, jeigu jinai būtų surenkama ir atiduodama perdirbėjams, jinai galbūt ir galėtų būti perdirbta. Bet problema ta, kad mes neturime surinkimo sistemos tokios. Vartotojas išgėręs gėrimą nuneša į artimiausią šiukšliadėžę. Tas šiukšliadėžės tvarko miestų ir rajonų savivaldybių komunalininkai ir ten jau tos atliekos tikrai nėra rūšiuojamos. Jos didžiąja dalimi nukeliauja ar į sąvartynus, ar šiek tiek tvaresniu būdu sutvarkomos, tai yra sudeginamos. Mes esame Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kuri per metus sutvarko 160 000 tonų atliekų ir jas paverčia energiją. Atliekos į jėgainę, kurios atvyksta, kurios jau netinka perdirbti, bet tinka energijos gamybai, atvažiuoja pro čia vilkikais, yra pasveriamos ir tuo pačiu yra patikrinama dėl radiacinės saugos, ar nėra kažkokių pavojingų medžiagų tarp jų įsimaišius. Procesas yra labai nesudėtingas. Į jėgainę atvyksta jau išrūšiuotos, perdirbti netinkamos komunalinės atliekos, yra atvežamos, iškraunamos į atliekų bunkerį, o tuomet patenka į katilą, kur jau virsta šilumos ir elektros energija. Atliekos yra perkeliamos į atliekų bunkerį. Iš atliekų bunkerio pagal poreikį jos yra po to keliamos į katilo žiotis. Ten jau ant ardyno vyksta jų degimas.
kuo geriau gyvename, tuo daugiau atliekų ir prigaminame. Pagal kiekį turbūt tos žnyplės paima apie vieną tą didelį atliekų konteinerį, jeigu taip palyginti. Jūs sakėt, kad atliekų daugėja, bet jums tai geras verslas? Mūsų ilgalaikis tikslas yra, kad atliekų apskritai neliktų. Ne tik neperdirbamų atliekų, bet kad mes apskritai jų nebegamintume, ar ne, kaip visuomenė. Bet kol atliekos susidaro ir kol ne visas jas galima perdirbti, tokios jėgainės yra realiai vienintelis sprendimas, kaip atsikratyti tų atliekų ir gauti dar kažkokios naudos. Jeigu tau tai nepatinka, jeigu tu esi tvarus žmogus, tu nelabai turi kur kreiptis, nes tu gali rašyti varvėse, tu gali kafeinui rašyti kreiptis, bet kad prisisieksi kažkaip su žmonėm atsakingais už tai, kas organizuoja visą tai, yra labai maža tikimybė. Ačiū. Iš tikrųjų, mieste mes tai galim labai aiškiai matyti, kiek sudaro tokie puodeliai šiukšlių apskritai bet kurioje šiukšliadėžiai. Tai čia vienareikšmiškai tikriausiai patogumas ir čia būtų sunkiausia turbūt suvaldyti šitą dalyką, ypatingai šių laikų, kai socialinėje erdvėje viskas vyksta greitai, video greitai, mada greitai, tai manau, kad vienareikšmiškai tai yra greitis. Ką daryti? Ką daryti? Manau, kad čia turėtų išsikišti kažkiek ir visa aplinka, tai tiek įmonės ar ne, kad skatintų tą daugkartinio puodelio naudojimą, skatintų keramikinio puodelio naudojimą. Tai čia, sakyčiau, visos visuomenės darbas, švietimas, galbūt ne tik, kad mes šviestume, bet ir mokyklose šviestų, universitete šviestų ar ne, visur. Tai vienareikšmiškai švietimas. Galimai netolimoje ateityje pirkėjai pirkdami kavą puodeliuose turės arba susimokėti papildomą mokestį už tokį puodelį, arba tą kavą gaus daugkartinio naudojimo puodeliuose, arba dar viena alternatyva bus irgi skatinama tokius puodelius daugkartinio naudojimo atsinešti į prekybos vietas ir juose nusipirkti kavą.